Žema savivertė – paveldėta ar primesta. Žemos savivertės priežastis dažnai glūdi ne tik žmogaus viduje, bet ir išoriniuose veiksniuose, ypač aplinkinių žmonių mintyse ir nuostatuose. Labai dažnai tokios nuvertinančios programos gali būti perduotus ne tik genetiškai ar per giminės liniją, bet ir per artimų žmonių energetinį poveikį. Kai kurie žmonės sąmoningai ar nesąmoningai nuolat galvoja apie kitą žmogų su negatyviais jausmais – kritika, panieka, pavydas, menkinimas. Tokios mintys gali suformuoti stiprų energetinį lauką, kuris veikia tarsi nematomą programą. Jei tas žmogus jautresnis ar atviresnis energetiškai, jis pradeda jausti šios impulsus kaip savo paties mintis. Aš nieko nevertas, man nepavyks, aš neturiu talentų, tačiau iš tikrųjų tai gali būti ne jų mintys, o tarsi įrašai iš kitų žmonių galvos. Ypač stiprus yra artimų žmonių, tėvų, partnerių, vaikų ar giminaičių mentaliniai siunčiami signalai. Jei jie dažnai galvoja apie žmogų su nusivylimu, lygindami jį su kitais ar matydami jame trūkumus, tai veikia kaip nuolatinis spaudimas. Būtent todėl labai svarbu ne tik ieškoti vidinių įsitikinimų, bet ir atsekti, kas iš išorės galėjo prisidėti prie žemos savivertės formavimuose. Radus šaltinį, galima jį neutralizuoti, atjungti svetimą lauką ir grįžti prie tikrojo savęs vertinimo. Pirmiausiai reikia atpažinti, kad tai ne tavo mintys. Kai pagauni save galvojant, aš nesu vertas, man nepavyks, sustabdyk mintį. Paklaus savęs, ar tai mano vidinis balsas? Jei jauti spaudimą, kaltę, lyg būtum nuolat stebimas, tai gali būti svetima įtaka. Reikia identifikuoti šaltinį, intuityviai pajausk. Ar prisimink, kas tavo gyvenime dažnai tave kritikavo, lygino, nusivylė tavimi. Tai gali būti tėvai, seneliai, mokytojai, partneriai. Giminės linijos programos, pavyzdžiui, giminės moterys visada jautėsi menkesnės, net sąmoningai ar nesąmoningai pavydintys aplinkiniai. Trečia, paleisk emocinį ryšį ir jų autoritetą. Vidinėme dialoge pasakyk, aš grąžinu jums jūsų lūkesčius, vertinimus, kritiką. Aš pasirenku gyventi savo tiesoje. Tai galima daryti meditacijos metu, ar rašant laišką, kurio neišsiųsi, ar net per energetinį ritualą. Energetinis valymas labai naudingas metodas, tokius kaip kvantinės meditacijos. Jos yra mano kanale sukurtos, prašom pasinaudoti. Jian Yuan Cigūno technikos, mikrokosminė orbita, kvėpavimas plus spalvų vizualizacija, garso vibracijos, om, afirmacija, gydantys garsai. Įsivaizduok, kaip juoda svetima energija palieka tavo kūną, o tave užlieja aukso spalvos šviesa. Galima perrašyti programą, įrašyk naujus sakinius, bet jie turi būti su jausmais, ne tik žodžiai, į juos įdėk ir jausmą. Aš esu vertas, verta būti matomas, matoma, gerbiamas, gerbiama, mylimas, mylima. Mano vidinė šviesa stipresnė už bet kokį svetimą šešėlį. Tu turi sustiprinti savo energetinį lauką, kad ateityje tokios įtakos neveiktų. Stiprink aurą per dėmesingą kvėpavimą, vizualizacijas ar čakrų meditacijas, auros valymo meditacijas. Užsiimk savęs pažinimu ir savirealizacija. Pasirink žmonės, kurie tave palaiko, o netraukia. Jei jauti, kad tavyje gyvena svetimos mintys ir žema savivertė, kviečiu į mano kvantinės meditacijas. Savivertės atstatymui, jas rasi po šio video. Tai gili vidinė kelionė, kurioje paleidžiame svetimas programas ir susigrąžiname savo šviesą. Ir dar kartą, nuorodą meditacijai rasi po video. Visus kitus kviečiu užsukti į kvantinio proveržio magijos kanalą, ten daug
naudingų meditacijų ir straipsnių.